Kukurūzų diena Arūno Usio ūkyje buvo surengta ūkininko iniciatyva. Arūnas pasėlyje išbandė naują priemonę azotui augaluose kaupti Blue-N ir pamatęs gerus rezultatus, pasiūlė agrokoncerno specialistams to pasidalinti su kitais gyvulių augintojais. Aš kaip tikras žemaitis, pirmiausia turiu įsitikinti pats, kad galėčiau žmonėm kažką tai pasakyti ir patvirtinti, ar šitas produktas naudingas, ar jis gali duoti naudą. Plus turbūt jau šnekam keletas metų, ypač mums ūkininkam aktualu, kad artėjam link to tvarumo, nors mes turbūt seniai tvariai ūkininkaujam, būsim priversti mažinti azoto, mineralinio azoto normas. Ir kažkaip tai reikės spręsti problemą, norint gauti gerą derlių, gerus rezultatus su mažesnėm trąšų normom. Ir išbandėm Blue-N, iš karto žinoma, turbūt žiūrėjom, kas bus. Visos 7 kukurūzų veislės yra nupurkštas būtent biostimuliantų Blue-N ir plika akimi galima pamatyti, būtent kukurūzose, cukrinėse runkėse, plika akimi galima pamatyti, ant kiek augalai yra žalesni, kaip visą vegetacijos laikotarpį jie buvo aukštesni, lyginant su pasėliu, kur yra nepanaudota Blue-N biostimuliantas, ir tikrai matosi akivaizdžiai ir spalva šviesesnė, ir žemesni augalai. Ir šiuo metu netgi vegetacija, kaip kukurūzas jau eina į vegetacijos pabaigą, tai ta pati veislė, ten, kur yra nupurkšta su biostimuliantu Blue-N, tai tikrai ir burguolės yra didesnės, augalai stambesni, daug žalesni, vadinasi, užaugina daugiau masės. O kur nepurkšta ir burguolės dar yra netgi nepilnai užpildytos. Pasak Arūno Sapitavičiaus, biostimulianto naudojimas leidžia ūkininkams rinktis ilgesnės vegetacijos kukurūzų veisles. Mes norėjome pasižiūrėti ir išbandyti būtent biostimuliantą Blue-N ten, kur nėra labai našios žemės, kur žmonės žiūri į tvarumą, kadangi būtent šiame lauke buvo panaudota tik 120 kg azoto veiklia medžiaga. Dėl to, kad ūkininkai galvoja, ką gyvuliukai maitinasi, kad jie sveikiau maitintųsi, kad daugiau maisto medžiagų sukauptų ir kad biostimuliantas Blue-N padeda sukaupti mažiau hektarų, daugiau maisto patiems gyvuliukams. Kokiu būdu tas azotas į augalą patenka naudojant Blue-N? Tai yra vienas iš pirmųjų toksai produktų, kuris būtent azotą gali kaupti iš atmosferos. Tai yra augalai purškiami, kaip pavyzdys kukurūzai, purškiami 6-8 lapelių augimo tarpsnyje, jie būna maždaug tokio aukščio, juos nupurškus, bakterija patenka į patį augalą. Tai yra ne į šaknis, kaip dauguma biostimuliantų ar biologinių preparatų, kad reikalinga dirvožemis, kad reikalinga drėgmė. O čia patenka į augaliuką ir kartu su augaliuku, kai augaliukas auga ir lapai vis daugiau didėja lapų, taip pat ir bakterija su to naujomis augalo dalimis auga kartu, dauginasi, suvalgo tą blogas medžiagas ir išskiria gerasias. Tai yra paverčia azotą. Iš N2 paverčia į amonio azotą, kurį augalas jau gali savaime virškintis. Bakterija unikali tuo, kad esant pakankamam kiekiui azoto, ji gamina kitą naudingą augalams medžiagą – amino rūgštį gliutaminą, o kai ir jo nebereikia, tiesiog ilsisi. Tokios bakterijos savybės neleidžia augale kauptis medžiagų pertekliui, o aktyviosios būna tol, kol vyksta fotosintezė. Yra 3 pagrindiniai veiksniai siekiant gero ir kokybiško kukurūzų derliaus – sėja, veislė, laiku nuimtas derlius. Kokios veislės labiausiai atitinka šiuos kriterijus? Mūsų klimatinėmis sąlygomis reikalingos veislės, kurios greitai startuotų, greitai augtų. Tai iš tikrųjų tuomet reikėtų rinktis žemesnio FAO veislės, tai yra ankstyvesnės veislės. Vyrauja to vidutinio ankstyvumo veislės, kurių FAO yra apie 200. Iš mūsų asortimento populiariausia pastarosius 3 metus yra veislė Boni, kurios FAO yra 190. Tai mano vertinimu tai yra pati
tinkamiausia veislė šiandien dienai mūsų klimato sąlygomis, kadangi žvelgiant į praėjusius metus, tai buvo veislė, kuri sukaupė didžiausiai sausųjų medžiagų kiekį, kurios derliaus nuėmimo metu siekia 35%, tuo pačiu metu turėjom ir aukščiausią krakmolo koncentraciją, kuri buvo 37%. Nes kuo veislė yra vėlyvesnė, turime žinoma savo pasiūlyme ir vėlyvesnės veislės, kurių FAO yra 210, 220 arba 215, tačiau jos užaugins jums didesnę biomasę, tačiau tuo pačiu metu mažėja ir sausųjų medžiagų kiekis bei sukauptas krakmolo kiekis. Tikrųjų, galbūt tai sprendimas tiems ūkiams, kurie nori daug pašaro užsiauginti, bet tada praranda pačią esmę. Tai yra energija, kuri labiausiai reikalinga iš tikrųjų siekiant gero ir kokybiško pieno. Lauko dienoje pristatytos 7 kukurūzų veislės su skirtingu FAO skaičiumi. Visoms buvo naudotas biostimuliantas Bluen. Maloniai nustebino, ypač šiais metais, kai mūsų zonoje trūko drėgmės, plus pavasarinės labai stiprios šalnos. Ar pastebėjote galbūt ir kokybinius pokyčius tuose kukurūzuose? Ką matome pagal patį augalo burbuolių užpildymą, pagal burbuolių dydį, manom, kad rezultatas bus geras, nes turbūt kukurūzai pagrindinis pašaras gyvulininkystė ir turbūt vienintelė priemonė mažinti savikainą. Ten, kur yra purkšta, jau pavasarį augalams žydint, kada pradėjo megztis pačios burbuolės, augalai, kurie buvo apipurkšti Blueno produktu, praktiškai apie 10 dienų pradėjo žydėti anksčiau, kas turbūt visi puikiai suprantam, leidžia anksčiau brandinti burbuolės, jos būna didesnės ir tuo pačiu subrandinti pačią burbuolę didesnį ir didesnį grūdų skaičių. Kukurūzų veislės kokią sėjate, ar vieną, ar kelias? Mes paprastai siejam 2-3 veislių. Vidutinė FAO būna 200-220 dienų toks FAO. Turbūt didesnio 240 ar dar didesnio FAO netikslinga, kadangi mums paprasčiausiai neužteks laiko iki rudens, kad augalas subrandintų normalų kokybišką derlių. Šiemet pradėjęs darbą agrokoncerno gyvulininkystės padalinys per pusmetį suformavo pasiūlymų krepšelį ūkininkams, taip pat surengta ši pirmoji kukurūzų diena gyvulių augintojams. Turėdami savo gyvulininkystės ūkius sukaupėte nemažai patirties. Kokią tą patirtį, kokiose gyvulininkystės šakose labiausiai norite perduoti, kokius patarimus norite perteikti ūkininkams? Labiausiai tai mes savo veiklą vykdome galvijų ūkiuose, pristatome baltyminės žaliavas, tokias kaip sojų rupiniai, rapsų rupiniai, melasa, apsaugoti palmių riebalai, kukurūzai, taip pat pašariniai papildai, sodos, druskos, magnio oksidas, kiti pašariniai papildai. Turime užtikrintą mineralinių papildų tiekėją. Ir aplamai visa žaliava superkame tik tai iš tiesioginių gamintojų, kuriais mes pasitikime. Karts nuo karto visas žaliavas patikriname laboratorijose, padarome bandymus savuose ūkiuose. Todėl drąsiai galime teikti rinkai, kad mes esame stiprus ir galime užtikrinti savalaikį tiekimą kokybiškų baltyminių, mineralinių žaliavų, silosavimo priedų. Ateityje planuojame gaminti kombinuotus pašarus. Plečiant gyvulininkystės ūkiams skirtą veiklą, agrokoncernas ne tik siūlo produktus, bet šį rudenį planuoja gyvulininkystės ūkiams skirtos technikos demonstracijas. Plečiame savo produktų gamą, tai turime už mane stovinčią Lukaži pašarų ruošimo ir dalinimo techniką iš Prancūzijos. Tai didiesiams ūkiams, Vokietijos ir Prancūzijos gyvulininkystės ūkiams tai labai gerai pažįstamas produktas. Mūsų krepšeliai jisai yra pakankamai ilgai, tiesiog nebuvo iki šiol taip plačiai plėtotas. O nuo šio pavasario jau pradėjome tiek demonstracijas, tiek pamatėme, kad ūkininkam reikia ir ilgiau pasibandyti šią techniką, nes ypač aktualu gyvulininkystės ūkiuose, kad
pašarų dalytuvas turėtų būti išbandomas ilgiau, kad pamatytų tą rezultatą ūkininkai. Tai sutikėme ūkininkams galimybę ir išsinuomoti šią techniką. Tiek pašarų dalytuvus, tiek šiaudų skleistuvus, tiek šiaudų ir siloso skleistuvus. Pristatysime ir jau savo ilgai atstovaujamą produktą kaip Dinapolis, tai lietuvių gamintojų produktas. Turi ir galvijų gyvulių pervežimo gardus ir gyvulių staklės vadinamas, tas pačias Dinapolio priekabas, kurios tinkamos ne tik tais grūdam, bet ir silosui vežti ir be abejo rulonų pervežimo priekabas. Ne tik tai demonstruojate, kad ūkininkai patys įsigytų, bet padedate jiems atlikti ir kai kurios darbus. Taip, kadangi dažnai sakome, kad dabar agronominiai terminai visi trumpėja, viską reikia pasidaryti greitai, tai pamatėme galimybę, kad galime pradėti teikti ir paslaugas, tai tuo ir užsimame ir pradėjome mėšlo kratimo ir kalkinimo paslaugų teikimą Lietuvos ūkininkams su savo traktorium, su savo mechanizatoriumi. Tai norime, kad ūkininkai naudotų teisingas technologijas, kad pirmiausia pasidarytų dirvos tyrimus tikslius, nes naudotis paslaugą galima labai greitai, bet kas gali kitas pasiūlyti, bet norime ūkininkams perteikti visą technologiją, kad pasidarome dirvožemio tyrimus, kiek reikia ir kur reikia dėti kalkių ar kratyti mėšlo ir pagal tikslius žemėlapius galime tiksliai atlikti šias paslaugas. O lauko dienos pabaigoje į areną išvažiavo Bednar padargai. Buvo demonstruojamas augalinių liekanų smulkintuvas, kombinuotas kultivatorius ir diskinis skutikas.